Labas rytas. Gera Jūs matyti šį sekmadienio rytą praktikoje, bei kas dar darysit šią praktiką. Šiandieną praktika apie asaną pavadinimu chin stand, tai stovėjimas ant smakro. Ir ši asana yra labai mano mylima. Užtrukau, kol ją įvaldžiau, bet kai vieną kartą šią asaną įvaldai, tai kūnas tiesiog prisimena ir jos nebepamiršta. Ir esu tikra, kad tie, kurie ją praktikuosit, įvaldysit ir norėsit šią praktiką atlikti ir atlikti. Atrodo sudėtingai šią asaną. Iš tiesų, pagrindinis momentas čia taisyklingai įsistatyti savo rankas ir sugebėti pakelti savo kojas, bet tas pakelimas kojų jisai pavyks, nepaisant to, ar mes lankstus ar stiprus. Čia svarbiausias momentas išlaikyti savo sėdmenis stiprius ir tuos raumenis gerai sutraukti, kad tos kojos nesvirtų žemyn. Ir aišku, nugaros lankstumas ir stiprumas čia taip pat labai svarbu. Todėl šioje praktikoje pirmiausia atliksim nugaros lankstumui, nugaros stiprinimui, krūtinės atvėrimui, kadangi dirba ir krūtinė čia. Ir aišku, trečias karys, pristraukimas prie vienos kojos, čia be galo naudingi, kadangi mes trečiame karyje taip pat turim ir sėdmenis traukti, dirba visas kūnas, dirba nugara, dirba užpakaliniai kojų raumenys, lygiai taip pat pristraukime prie vienos kojos stovint, lygiai taip pat čia įsijungia mažiau visas kūnas. Tai būtent šių asanų mums reikia. Ir todėl rytais daug įvairių praktikų visą laiką, dėl to, kad vienos asanos neužtenka, susipina į vieną asaną daugybę kitų asanų. Todėl šiandieną būtent turėsim tokią praktiką, kurioje susipins daug asanų ir galiausiai stovėjimą ant smakro. Galit būti pasiruošę stovėjime ant smakro. Iš pat pradžių jausit savo smakrą, kadangi jisai glausis prie žemės arba prie kilimėlio, arba galite ir pasidėti kažką dar anksčiau, jeigu nesinori gultis smakru prie žemės. Aš visą laiką darau ant kilimėlio, man tai netrukdo. Tai pirmiausia, pradėkim nuo įsižeminimo, meditacijos trumpos, kad sugrįžtume į šią akimirką, paleistume visą tai, kas nereikalinga. Ši praktika ir svarbiausia. Dažnai tai kartoju, bet motyvacija, nusiteikimas, požiūris į asaną yra be galo svarbus. Ir kviečiu pirmiausia pakeisti savo mąstymą iš nepavyks, per sunku, į man pavyks, man tiesiog reikia praktikų, mano kūnui reikia laiko. Taip kaip mes save matom, taip mums ir sekasi realiam pasauliu. Todėl matykim save pozityvioj, pirmiausia, visiškai nurimusioje erdvėje, kada nesvarbu, ar šią asaną šiandieną pavyks ar ne, svarbiausia, kad turėčiau gerą laiką. Tai linkiu jums gero laiko su savimi, su savo kūnu ir tiesiog pasimėgauti praktiką. Įsitaisykit patogiai, sėdimose padėtyse. Čia leisk savo kūną atsipalaiduoti. Pečiai atpalaiduoti, leidžiasi žemyn ir čia lėtas, švelnus įkvėpimas. Akys švelniai užsimerkia. Nurimsta vidinis žvilgsnis. Ir čia leis savo jausti savo įkvėpimą. Atpalaiduojantį, atveriantį, įkvepiantį. Ir leis patogiai iškvėpti.
lėtas patogus įkvėpimas, patogus iškvėpimas, lėtas patogus atveriantis įkvėpimas, švelnus iškvėpimas. Ir čia leisiu dar kartelį įkvėpti. Kelk savo rankas aukštyn, gali likti dar užmerktomis akimis. Lėtas, patogus įkvėpimas leidžia savo išsitempti aukštai viršuje. Ir leidžiam savo kairį delną žemyn, lenkiamės link kairiosios pusės. Ištempėm patogiai savo šoną. Patogiai iškvėpėm. Čia dar kartelį įkvėpiam. Kylam aukštyn į viršų, leidžiam savo dešinį delną žemyn, lenkiamės link savo dešiniosios pusės. Kairysis žastas prie ausies. Ir dar kartelį kylam, leidžiam savo kairį delną žemyn, lenkiamės link kairiosios pusės. Čia kylam aukštyn į viršų, leidžiam delną žemyn, žastas prie ausies. Čia dar kartelį kylam, leidžiam kairį delną, lenkiamės link kairiosios pusės. Kylam aukštyn į viršų, leidžiam savo dešinį delną žemyn, žastas prie ausies. Čia dar kartelį kylam, sukamės į savo kairį šoną, kairysis delnas už nugaros, augam iš viršugalvio aukštyn. Pečiai atpalaiduoti. Lėtai, patogiai įkvėpk. Su iškvėpimu sukamės į savo dešinį šoną. Tokiai susisuk, augam iš viršugalvio aukštyn. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu grįžtam atgal į priekį ir pajudinsim stuburą su įkvėpimu, atsiveriam, su iškvėpimu smakras link krūtinės. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam.
Jeigu norisi visą laiką gali likti užmerktomis akimis ir leis savo akims atsimerkti tada, kai jos bus pasiruošę. Ir leisk savo judėti laisvai, laisvai, lengvai, patogiai. Čia dar kartelį įkvepiam, patogiai iškvepiam, patiesinam stuburą, keliaujam, dar pajudinsim pečius, įsistatom delnus ties klubais, įkvepiam, kyla pečiai aukštyn, su iškvepimu leidžiasi pečiai atgal, įkvepiam, kyla aukštyn, iškvepiam, leidžiasi atgal, įkvepiam, kyla aukštyn, iškvepiam, leidžiasi atgal. Ir į kitą pusę. Į priekį. Į priekį. Į priekį. Ir iš čia keliaujam į kelių padėtį. Keliaujam į kelių padėtį, tiesinam atgal savo dešinę koją. Kairioji ranka į priekį. Suradus pusiausvyrą, sujungiam savo kelį ir alkūnę, vėl tiesinam. Sujungiam savo kelį ir alkūnę, tiesinam. Sujungiam, tiesinam. Čia dar kartelį įkvepiam, patiesinam, vedam už savęs savo kairį ranką ir pasiemam savo dešinę pėdą. Pakeliam aukštyn savo dešinę koją, krūtinė atverta, laikom. Lėtas patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas, leidžiam kairį delną žemyn, dedam į priekį savo dešinę pėdą, praplatinam savo tarpą tarp kojų, leidžiam klubams pilnai nusivirti žemyn, kyla rankos aukštyn į viršų. Lėtas patogus įkvėpimas, krūtinę atveriam, vedam savo alkūnes atgal, iškvepiam, kyla rankos aukštyn ir vėl atgal, aukštyn. Atgal, aukštyn, atgal, aukštyn, atgal, aukštyn, atgal, aukštyn ir dar kartelį įkvepiam, laikom, krūtinė atsiveria, lėtas patogus įkvėpimas, patogus iškvėpimas. Čia dar kartelį įkvėpk, įsikvėpk energijos, kviesk į save ramybę, atsipalaidavimą, su iškvėpimu leidžiam savo delnų žemyn, tiesinam savo dešinę koją, prisitraukiam patogiai prie savo ištiestos dešiniosios kojos. Lėtai patogiai įkvėpk, vedam save į priekį, atveriam krūtinę su iškvėpimu, vedam atgal, tiesinam savo koją, prisitraukiam prie ištiestos savo dešiniosios kojos ir vėl į priekį įkvepiam, su iškvėpimu tiesinam savo koją. Įkvepiam į priekį, iškvepiam atgal, įkvepiam į priekį, iškvepiam atgal. Įkvepiam į priekį, iškvepiam atgal. Čia dar kartelį įkvepiam, pažvelgiam į priekį. Su iškvėpimu vedam atgal savo kelį ir iš čia mes leidžiamės žemyn į kobrą. Čia patogiai liekam kobroje, atsivėrus
Krūtinę įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam krūtinę. Ir čia visiškai laisvas judesys. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam, leidžiam savo stuburai apšilti. Ir kobra yra nuostabi asana skirta nugaros stiprinimui. Ir mes, kai atsiverinėjam iš apatinės nugaros dalies, mes kylam iš apatinės nugaros dalies. Ir šitas momentas yra labai svarbus. Mes stiprinam savo nugarą, apatinę nugaros dalį. Sėdmenys įtempti. Čia dar kartelį įkvepiam, pakeliam save patogiai didžiąją kobrą. Ir liekam dar 3 lėtiems kvėpavimams. Akis užsimerkia, leis savo patogiai atsiverti. Čia dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu keliaujam į kūdikio asaną, patogiai nuleidžiam savo sėdmenis, ištempiam rankas. Čia dar porą kvėpavimų. Ir iš čia mes patogiai keliaujam į priekį, kelių galų padėtį, tiesinam savo kairėje koją. Dešinioji ranka priekyje ir suradus pusiausvyrą suvedam savo alkūnę ir kelią. Suvedam, tiesinam, suvedam, tiesinam, suvedam, tiesinam. Suvedam. Čia dar kartelį patiesinam, vedam už savęs savo dešinę ranką ir pakeliam aukštyn savo kairėje koją. Laikom. Krūtinė patogiai atsiveria. Lėtas įkvėpimas. Lėtas iškvėpimas. Čia dar kartelį įkvėpiam. Su iškvėpimu leidžiam delną žemyn, vedam savo kairėje pėdą į priekį ir čia patogiai leidžiam klubams nusvirti žemyn, padarom platesnį tarpą tarp kojų, kyla rankos aukštyn į viršų. Lėtas įkvėpimas. Su iškvėpimu atveriam krūtinę. Įkvėpiam, kyla rankos aukštyn, iškvėpiam, atveriam. Įkvėpiam, kylam aukštyn, iškvėpiam, atveriam. Kylam, atsiveriam. Kylam, atsiveriam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam ir laikom krūtinę tvirtą. Lėtas, patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam delną žemyn, tiesinam savo kairėje koją, prisitraukiam prie savo ištiestos kojos ir vėl į priekį. Labai atsiveria, iškvepiam atgal. Įkvepiam, atsiveriam. Iškvepiam, išsiveriam. Įkvepiam,
iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Čia dar kartelį įkvepiam, atveriam krūtinę. Su iškvėpimu vedam atgal savo koją. Įkvepiam, pažvelgiam į priekį, keliaujam į kobros asaną. Išguldam pilvuką, delnai prie šonų. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, leidžiam krūtinę žemyn. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam. Čia labai svarbus momentas, kadangi mes stiprinam savo nugarą. Ir tuo pačiu gerinam nugaros lankstumą, padedam krūtiniai patogiai atsiverti. Čia dar keletą kartų. Čia dar kartelį įkvepiam ir pakeliam save į didžiąją kobrą. Leid savo patogiai atsiverti, augam iš viršugalvio aukštyn. Dar kartelį įkvėpk ir su iškvėpimu mes vedam save į kūdikio asaną, patogiai nusvyra klubai žemyn. Ištempiam savo nugarą. Čia dar porą lėtų kvėpavimų. Lėtas patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Dar kartelį įkvepiam ir keliaujam į žemai žiūrintį šunį. Pakeliam save į žemai žiūrintį šunį, pamindžikuojam savo kojomis, pasivaikštom. Ir čia patogiai nuleidžiam savo pėdą žemyn, nusvyra pėdą žemyn. Ir mes per bangą keliaujam į tai žiūrintį šunį. Atsiveriam, augam iš viršugalvio aukštyn ir vėl pastumiam save į žemai žiūrintį šunį. Dar 4 bangos, lėta banga į priekį. Leid sau atsiverti, su iškvėpimu žemai žiūrintį šuo. Ir dar kartelį, kai mes esam aukštai žiūrinčiame šunyje, kojas nesiliečia prie kilimėlio, pečiai atpalaiduoti, augam iš viršugalvio aukštyn. Ir dar porą kartų. Augam iš viršugalvio aukštyn ir pastumiam save į žemai žiūrintį šunį. Ir iš čia mes keliam savo dešinę koją aukštyn į viršų. Ir vedam savo pėdą į priekį link delnų, keliaujam čia. Kyla rankos aukštyn į viršų. Lėtas įkvėpimas. Su iškvėpimu keliaujam į trečiąjį karį. Čia liekam trečiajame. Dar porą įkvėpavimų. Nugara tiesi. Tiesi linija su sėdmenimis. Sėdmenys įtempti. Lėtas įkvėpimas. Su iškvėpimu. Kairioji koja į priekį. Kyla rankos aukštyn į viršų. Tiek keliam koją, kiek pavyksta. Svarbiausia, mes nesilošiam. Koja kyla iš savęs. Keliaujam į trečiąjį karį. Ir dar kartelį įkvepiam, kyla aukštyn koja. Keliaujam į trečiąjį karį.
Ir dar kartelį įkvepiam, kyla koja aukštyn, keliaujam į trečiąjį karį. Ir iš čia leidžiam savo delnus žemyn, kyla kairioji koja aukštyn į viršų, prisitraukiam prie savo dešiniosios kojos. Pakeliam savo kairėje koją aukštyn, tiek kiek kyla. Ir laikom, galima apsikabinti savo dešinę koją. Dešinėje ranka. Ir leidžiam kojai kilti. Sėdmenis įtempti. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu pristatom kairį pėdą prie dešiniosios, prisitraukiam prie savo ištiestų kojų. Čia leis savo tiesiog būti. Lėtas įkvėpimas. Lėtas iškvėpimas. Su kitu įkvėpimu mes kylam aukštyn į viršų, kyla rankos aukštyn, lošiamės atgal. Ir su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn, pažvelgiam į priekį, su iškvėpimu tiesi linija. Ir iš čia aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvio aukštyn, pastumiam save į žemai žiūrinti šunį. Ir iš čia keliam savo kairę koją aukštyn, dedam kairę pėdą į priekį link delnų, keliaujam didįjį landžą. Augam iš viršugalvio aukštyn, stiebimės aukštyn. Lėtas įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Ir iš čia keliaujam į trečiąjį karį. Rankos į priekį. Kyla dešinioji koja aukštyn į viršų. Dedam koją atgal. Keliam koją aukštyn. Dar kartelį trečias karys, sėdmenis įtempti, nugara tiesi. Kyla koja aukštyn į viršų. Ir dar kartelį trečias karys. Leidžiam delnus žemyn, keliam savo dešinę koją aukštyn į viršų. Laikom. Patogiai prisitraukim prie savo ištiestos kairiosios kojos, jei norisi galim apsikabinti savo koją. Čia dar porą kvėpavimų. Ir čia leidžiam savo pėdą žemyn, prisitraukiam prie savo ištiestų kojų. Lėtas įkvėpimas. Lėtas iškvėpimas. Dar kartelį įkvepiam, kylam aukštyn į viršų, kyla rankos aukštyn, lošiamės atgal. Ir su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn, pažvelgiam į priekį, įkvepiam ir su iškvėpimu tiesi liniją. Ir iš čia aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvio aukštyn ir pastumiam save į žemai žiūrinti šunį. Ir iš čia mes leidžiam savo dilbius žemyn, keliam savo dešinę koją aukštyn į viršų, laikom. Sėdmenys patempti. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam pėdą žemyn, vedam savo kairėje koją aukštyn į viršų. Leidžiam pėdą žemyn, leidžiam savo kelius žemyn ir leidžiam krūtinę žemyn. Į šuniuko asaną čia patogiai nusileidžiam. Patogiai nusileidžiam. Čia dar keletas lėtų kvėpavimų, 5 lėti kvėpavimai.
Ir iš čia mes dar kartelį keliaujam į kūdikio asaną, vedam prie savo kojų, savo rankas, leidžiam pečiams patogiai nusvirti žemyn. Dar porą kvėpavimų. Ir iš čia mes keliaujam į kelių galų padėtį. Ir čia mes pradėsim pagrindą būtent stovėjimo ant smakro. Tai pirmiausia, mes laikom savo delnus po pečiais. Delnai po pečiais ir mes vedam savo smakrą žemyn. Vedam smakrą ir mūsų alkūnės yra ties klubais, ties kauliukais. Ir laikom čia pirmiausia save ir keliam savo dešinę koją aukštyn į viršų. Kairioji koja, kelias nuleistas, bet koja pakempta. Keliam save aukštyn į viršų, vedam savo kelį dešinę atgal ir čia leidžiam savo vėl smakrą žemyn, krūtinę ir keliam savo kairę koją aukštyn į viršų. Sėdmenys patempti. Keliam save aukštyn į viršų. Čia pajausit, kaip veikia ir rankos, ir smakras, visas kūnas dirba, visą laiką laikom sėdmenis įtemptus. Dar kartelį įkvepiam lygiai tas pats. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam savo smakrą žemyn, keliam dešinę koją. Sėdmenys patempti. Keliam save aukštyn, lygiai tas pats su kairiąja. Lėtas įkvėpimas. Lėtas iškvėpimas. Lėtas, patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Ir leidžiam koją žemyn. Ir dabar dar kartelį įkvepiam, dabar mes leidžiamės vėl žemyn. Keliam savo dešinę koją aukštyn ir pakeliam nuo žemės savo kairįjį kelį. Laikom. Kvėpuojam, įkvepiam. Su iškvėpimu vėl kylam aukštyn. Kas svarbiausia šitoj asanai, kad mes neskėstume savo alkūnių. Jeigu skėsim, neišlaikysim savo kūno. Visą laiką alkūnės į vidų. Niekada neskėčiam visą laiką į vidų. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam savo smakrą žemyn, keliam savo kairę koją aukštyn į viršų, pakeliam nuo žemės savo dešinę koją. Čia dar porą kvėpavimų. Dar porą kvėpavimų, jaučiam savo rankas. Pakeliam save aukštyn į viršų. Dar kartelį įkvepiam, leidžiam savo rankoms pailsėti, kartosim dar kartelį ir tada bandysim įeiti į asaną. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam savo smakrą žemyn, keliam dešinę koją aukštyn į viršų, pakeliam nuo žemės kairįjį kelią, laikom. Čia laikom, lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Lėtas patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Keliam save aukštyn, kelių delnų padėtis, dar kartelį leidžiam savo rankoms pailsėti ir iš čia dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam smakrą žemyn, kyla
kairioji koja aukštyn į viršų, keliam savo dešinę koją aukštyn. Laikom. Kairioji pėda patempta, sėdmenys įtempti. Laikom. Laikom, dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu kūdikio asana. Leidžiam sėdmenis ant kūnų, nuleidžiam savo galvą žemyn, nuleidžiam savo ranką žemyn. Lėtas patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Lėtas patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas, pečiai atpalaiduoti, leidžiam patogiai pečiams virti žemyn. Čia mes dar kartelį įkvepiam, pakeliam save aukštyn ir keliausim į asaną. Manau, jaučiat savo dabar pečius, rankas. Parodysiu asaną. Jeigu norisi, galite bandyti prie sienos. Aš nerekomenduoju daryti prie sienos, kadangi jeigu griūsit, bus kojoms tiesiog nepatogu liestis prie sienos. Nemanau, kad kažkas griūsit, bet jeigu tai aš esu bandžius prie sienos, man buvo nepatogu, aš rekomenduoju daryti tiesiog ant savo kilimėlio priekį, tiesiog pasiekiant tarpą. Kitas dalykas gali būti taip, kad iš pradžių bus sunku pakelti abi kojas, bus sunku galbūt pajaus pristatyti kitą koją. Tai tiek, kiek pakyla ta koja viršutinė, svarbu ją laikykit. O tada pati koja eigoje praktikų prisitrauks pati. Kai mes esam šioje asanoje, mums svarbiausia išlaikyti patemptus sėdmenis. Sėdmenis visą laiką patempti, nugara įtempta, neatsipalaiduoja sėdmenis. Jeigu mes juos atpalaiduosim, mes neišlaikysim savo kūno. Aš dabar parodysiu tiesiog šią asaną ir tada mes pabandysim kartu. Ir čia mes leidžiam savo delnus žemyn, leidžiam savo smakrą žemyn. Aš visą laiką tieščiai įstatau savo alkūnes. Kitaip bus sunkoka. Jeigu skiesit, taip pat bus sunku. Visą laiką rankos alkūnės į vidų. Pirmiausia, pakeliu savo dešinę koją. Ir tada, kaip dešinioji koja patempta, pristatau kairę. Štai tokia asana. Iš tiesų, svarbiausia tą momentą kažkas rašant. Taip, tai svarbu dabar nuo ko pradėti. Tai pirmiausia, pajauskit, kada, kai nusileidžiat, pirmiausia, kelkit savo dešinę koją. Tada bandykit pristatyti savo kairę. Svarbiausia, kad rankos nesiskėstų ir tiesiog leiskit savo pažaisti. Rankos, jeigu jos ties čia neįsistato iš pat pradžių, gali ties šonkauliais būti. Mano rankos iš pradžių visada, kai aš einu, jos būna ties kauliukais. Bet kai aš iškeliu savo dešinę koją, rankos ties šonkauliais gaunasi maždaug. Ir mes stipriai prie kūno pritraukiam savo rankas. Nesiskečia rankos, visą laiką stipriai prie kūno traukiam savo rankas. Ir pabandom, jeigu norisi, įsijungit kameras, galėsiu pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Tai dar kartelį rodau šią asaną, dar kartelį parodau asaną, tada bandom patys. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiasi žemyn. Ir mano rankos visada stipriai priglaustos prie šonkaulių. Man yra patogiau visada nusileisti, kai mano alkūnės yra ties pilvutės kūdukais.
bet jos visada gaunasi eigoje prie šonų, bet aš jas stipriai, stipriai spaudžiu prie šonų. Ir pirmiausia, gali būti taip, kad kojos skėsis, bet su praktikom kojos prisiglaus viena prie kitos, sėdmenis glausis vienas prie kito, sėdmenis laikom tvirtus ir stiprius. Ir pabandom dar kartelį. Pažaidžiam su asana ir tada keliausim į atsipalaidavimą. Tai kas norit, įsijunkit kamerą, pasižiūrėsiu, kaip jums sekasi. Ir laikom. Tam duokit man atsiliepimų, kaip jums sekasi, kadangi nežinau, kaip kas, tai parašykit arba įsijunkit kamerą, bus man lengviau tiesiog galbūt jūs pataisyti, nes kartais tiesiog reikia, kad kažkas pažvelgtų iš šalies ir pasakytų, kokias detalės patobulinti ir viskas pavyks. Tai dar keletas. Ir siūlau visada pradėti tiesiog bandant pakelti vieną koją ir tada pristatyti kitą koją. Praktika, ši asana pavyks, tik tais duokit jai laiko, kai vieną kartą ją padarysit, kūnas žinos, kaip ją padaryti. Tai reikia to momento, kada pavyksta abi tas kojas palaikyti ir tada kūnas žinos, ką toliau daryti. Tai dar pažaidžiam su asana, dar šiek tiek. Ir jei jau pasibandėm, tai prasukam savo riešus, nusvyra rankos žemyn, leidžiam sėsti savo ant savo kulnų, prasukam riešus, prasukam riešus. Tai manau labiausiai atliepia kaklas, pečiai, rankos nugara šioje asanoje, smakras. Tai jausit po praktikos. Ir iš čia mes keliaujam į šavasaną. Čia nuleidžiam savo kūną žemyn, dar kartelį prajudinam stuburą ant kilimėlio, pramasažuojam jį. Į vieną ir į kitą pusę. Rankos į šalis, galva į dešinę, kojas į kairę. Ir galvą sukam į kairę, kojas į dešinę. Ir iš čia keliaujame paskutinę savo asaną. Šavasana. Leisk savo kūną atsipalaiduoti, leisk savo pėdoms nuspirti žemyn, kojoms, nugarai, pečiams, atsipalaiduoja rankos. Ir čia leisk savo būti. Lėtas, patogus įkvėpimas. Lėtas, patogus iškvėpimas. Leisiu paleisti poreikį mąstyti, paleisti visas mintis ir tiesiog būk. Leisiu būti ir mėgauti savo vidinę tylą. Leisiu dirbti ant kilimėlio, ant žemės.
ir lik su savo kvėpavimu. Leik sau jį tiesiog stebėti. Ir galim po truputėlį pajudinti savo pėdas, delnus, o ką norisi, gali dar likti ant kilimėlio, švasinėje. Čia po truputėlį pasirašom, pratempiam savo visą kūną ir radus momentą pakeliam save į sėdimą padėtį. Ir čia užbaigsim praktiką, kaip visada, su dėkojimu. Tai pirmiausia, padėkok sau už skirtą laiką sau, jog radai motyvacijas atsikelti šį rytą, atsistoti ant kilimėlio ir atlikti savo praktiką. Padėkok savo kūnui už tai, kiek jis tau gali. Padėkok už šią naują dieną, už naują rytą. Padėkok už mylimus žmones. Ir palydėk save su meilės komplimentu į savo dieną. Aš dėkoju visiems už praktiką. Ačiū, kad esat. Linkiu gražaus sekmadienio. Linkiu pasimėgauti diena ir neprarasti motyvacijos. Nesvarbu, ar pavyko šiandien ar ne, esame. Su kiekviena praktika bus tik lengviau. Namaste. Tiesiog linkiu, kad nei protas išsigandęs, kad kažkas nepavyks ar atrodo sunku, nesustabdytų jūsų nuo proceso. Man pačiai šią asaną iš pat pradžių kėlė didelį iššūkį, bet tas požiūris, kaip mes priimam tas iššūkius arba jų nepriimam, tai linkiu priimti šį iššūkį, praktikuoti. Aš stodavau ant kilimėlio kiekvieną rytą, kad šią asaną įvaldyčiau ir ją įvaldžiau. Tai labai kviečiu neprarasti motyvacijos ir tiesiog skirti laiko asanai ir jinai tikrai pavyks. Ačiū, gražios visiems dienos, iki rytojaus. Ir parašykit man, kaip jums sekėsi. Ačiū visiems. Parašykit man, kaip sekėsi, galite grupę pasidalinti, kaip tiesiog sekėsi ši asana, ar pavyko, ar nepavyko. Tai va, Agnė rašo, man atsistoti ant smakro dar anksti, bet rankų nenuleidžiu. Labai gerai. Nepavyko iki galo padaryti, bet praktikuosite labai gerai. Ačiū už pasidalinimus, praktikuokit ir tikrai pavyks. Iki.